Sveiki. Noriu pasidalinti vieną regėjimą apie Jėzaus auką, apie Jėzaus nukryžiavimą. Aš staiga atsidūriau prie Jėzaus kryžiaus ir kad suprastumėt, kokia buvo atmosfera aplinkui. Aš visada galvodavau, kad ten buvo kažkokia labai kraupia atmosfera, baisiai Jėzus nukryžiuotas, visa kita. Bet aš tarsi stovėjau prie kryžiaus ir pakėliau akis į dangų ir ten mačiau tarsi saulė lendanti pro debesis, bet tokia kaip ir apsiniaukius ir viską, bet aplinkui buvo nereali tobula ramybė. Ir aš galvodavau, kad tam bus kažkoks skausmas, didžiulis verksmas, sakina, taip, mokiniai liūdėjo, aplinkui jie buvo šokiruoti, kodėl jo mokytoja nužudė, nukryžiavo, bet aš aplinkui mačiau absoliučią ramybę, aš stovėjau prie kryžiaus ir tarsi pažvelgiau į Jėzų ir mūsų akis susitiko, o jis tarsi pažvelgė ir save į mane, jisai pažvelgė. Įdomus toks momentas, tarsi realiai aš būčiau buvusi tenai, tarsi sugrįžus 2000 metų atgal į tą dieną, kai Jėzus buvo nukryžiuotas, tarsi realiai buvau tuo metu, kai Jėzus buvo nukryžiuotas ir žvelgė į mane, o aš žvelgiau į jį. Ir kas man buvo įdomiai parodyta tuo metu, kad kaip mes matose filmuose, aš nežinau, kaip buvo iš tikrųjų, kad Jėzus buvo labai aukštai pakeltas, jo kryžius, bet iš tikrųjų jisai buvo tokia aukštyje, kad jo kojos buvo man prieš veidą. Ir aš pamačiau vieną įdomų momentą, kad kraujas, sudžiūvęs kraujas buvo sumaišytas su purvu ir jo kojos buvo aplipusios. Kraujas, kuris buvo sumaišytas su purvu. Ir mane tai labai nustebina iš tikrųjų. Aš pamačiau tos kojas prikaltas ir aš po to pažvelgiau į Jėzų ir Jėzus pažvelgė į mane. Tarsi jis buvo tame skausme, bet jo žvilgsnėje aš pamačiau, kaip pasakyti, tokia, tarsi aš turėčiau jį pastiprinti. Jisai skausmė, bet aš pamačiau iš jo pusės pastiprinimą man, kad aš nenusivilčiau, kad aš nenuleisčiau rankų bet kokią sunkią situaciją. Tarsi jo akyse pamačiau be galo didžiulį norą, kad tie, kurie žiūrės į Jėzaus auką, jie niekada nenusiviltų, jie niekada nenustotų tikėti bet kokiu sunkiu momentu. Tarsi jo žvilgsnį pamačiau palaikymą ir dar kartą palaikymą, raginimą nenusivilti, nepalikti, neapleisti jo, tikėti iki paskutinės minutės. Jo žvilgsnį pamačiau raginimą, dar kartą raginimą, nenusivilti jo. Ir ką aš noriu pasakyti, pirmas jo atėjimas buvo koks. Jis atėjo nusižeminęs, jis sako, žiūrėkite mane, aš esu nuolankus ir romus. Imkite pavyzdį iš manęs. Jis atėjo nusižeminti ir mirti dėl mūsų. Jis turėjo viską danguje, jisai viską paliko. Jis atėjo čia, kad nusižeminti ir mirti kaip nuolankus avinėlis. Bet įdomiai kas, ateina jisai kaip nugalėtojas. Jis ateis su visa karalystė, kaip tsunamis, kaip uraganas, kaip viesulas, kaip žemės drebėjimas, visą nuodėmę palenkiantis savo prie kojų. Jis ateis kaip didžiulis liūtas nugalėtojas, pasiimti savo vaikų ir jau jis nebus nuolankus. Ir jo karalystė ateina kaip viską nešant iš po savo kojų, visą nuodėmę, visą nešvarą. Ir jis ateis kaip nugalėtojas pasiimti savo nuotakos. Tų, kurie išstovėjo kiekvieną sunkę akimirką, kad ir kaip būtų sunku, nenusivylė, bet išlaikė tikėjimą ir nugalėjo. Jėzus ateina antrą kartą ir tai yra labai greitai.